Sveiki, labas rytas. Tai šiandien lendu į kompiuterį, nes gavau klausimą. Klausimas yra photoshopinis ir todėl tiesiog parodysiu, kaip tai darau. O klausimas buvo toks: kaip apjungti keletą vaizdų į vieną? Priežasčių, kodėl noriu tą daryti, gali būti įvairių. Gal tiesiog noriu pasidaryti didelę nuotrauką ir todėl fotografuoju gabalais ir tada jungiu į vieną. Taip pat galbūt man reikia kažkokio tai ekrano vaizdo kompiuteryje, darau tą vadinamą print screeną. Man vaizdas netelpa į ekraną, tada darau keletą tų print screenų ir juos sujungiu vėlgi į vieną vaizdą. Taip pat jeigu dirbu su analoginė fotografija, tarkim darau kažkokias fotogramas, chemigramas ar liuminogramas ant didelio formato fotopopieriaus, po to man reikia vėliau jas nuskenuoti. Galbūt jos yra tokios didelės ir netelpa man ant skenerio, tada aš skenuoju dalimis ir vėlgi apjungiu tai į vieną vaizdą. Jeigu esate Photoshopo prenumeratorius, tą procesą galima automatizuoti ir tada viskas vyksta labai lengvai ir paprastai. Jeigu ne, tai parodysiu, kaip tai daryti rankytėmis. Yra ten toks vienas būdas, kurį aš mėgstu, galima pasilengvinti tą darbą. Tai sėdu prie kompiuterio. Kompiuterį turiu 3 nuotraukas darytas, kurias noriu apjungti į vieną vaizdą. Tai dabar tas nuotraukas atsidarysiu Bridge. Kaip jau sakiau, jeigu turiu prenumeratą, tai turiu ir tas programas. Pasirenku, spaudžiu Shift arba Ctrl, ką noriu, ir renkuosi tas 3 nuotraukas. Ir dabar jas per Bridge atsidarysiu Camera Raw. Taigi galiu eiti File, Open in Camera Raw arba tiesiog štai yra šitas ženkliukas. Dabar turėkite galvoj, jeigu darėte print screenus, tai yra kompiuterio atvaizdus, jie paprastai išsisaugo PNG formate. Tai prieš tai turite tą PNG vaizdą atsidaryti Photoshop ir pakeisti į JPG, nes PNG failų neatidarinėja Camera Raw. Taigi spaudžiu Camera Raw. Turiu štai tas 3 nuotraukas, vėlgi spaudžiu Shift arba Ctrl ir pasirenku visas tas 3 nuotraukas, kurias noriu apjungti, ir štai čia yra 3 taškiukai. Spusteliu ir renkuosi Merge to Panorama. Ir dabar ką čia reikia žinoti? Čia pas mane yra uždėta Auto Crop, automatinis apkirpimas, nes jeigu nuimsiu, matau, kad kraščiukai jungiant nuotraukas kažkur tai yra likę štai tokia kiauri. Tai aš galiu pasirinkti automatiškai apkirpti, arba aš galiu pasirinkti Fill Edges, tai tas tuščias vietas programa užpildys greta esančiais pikseliais. Kartais tai yra gerai, kartais nelabai. Aš renkuosi Auto Crop, nes čia apkirpimo nedaug, taigi nuotrauka sumažės nedaug. Ir taip pat pagal nutylėjimą paprastai būna šitas Apply to Auto Settings. Jisai iš karto pagerina nuotrauką. Kaip matote, čia pašviesino ir pagyvino spalvas, ko aš visiškai nenoriu. Tai šitą paukščiuką aš nusiemu, noriu atsidaryti nuotrauką tokią, kokią aš pasidariau. Ir tada spaudžiu Merge. Jis man automatiškai siūlo DNG formatą išsaugojimo ir aš neturiu čia variantų pasirinkti. Dėl to aš spaudžiu Save, aš po to jį ištrinsiu. Ir štai čia jisai atsidarė, dar galiu kažką redaguoti Camera Raw, bet aš nieko redaguoti nenoriu. Todėl spaudžiu Open ir tas vaizdas atsidarys man Photoshop'e. Dabar, kadangi čia buvo jungti keli vaizdai, tai aš turiu juos ir Photoshop'e sujungti. Flatten Image spaudžiu. Ir bandysiu išsaugoti. File, Save As. Ir matau, kad jis man siūlo Photoshopo formatą. Aš noriu pasirinkti JPG ir matau, kad neturiu. Ok, tada ką darau? Einu ir Image mode. Ir štai čia keičiu 16 bitų į 8. Dabar failas, Save As. Pasirenku vietą, pavadinimas tai lieka tas pats. Kaip matote, iš karto automatiškai atsirado JPEG'as.
Save. Ok. Viskas, turiu tą sujungtą nuotrauką. Kaip matote, labai greitai ir paprastai. Ir galima sujungti daug vaizdų. Dabar pažiūrėkime kitą variantą, kurį aš vadinu rankytėmis. Tai aš išvalysiu tą, ką padariau. Pasilieku štai tik tuos 3 gabaliukus. Ir dabar pasirinksiu bet kokį naują formatą. Man čia ta nuotrauka yra horizontali. 2:3 štai šį. Tik čia rezoliuciją pakeisiu į 300, kad kokybė spaudai tiktų. Štai. Ir po gabalėlį dėliosiu. Taip, šitas vaizdas bus šone. Tai galiu pirmąjį pasirinkti. Ctrl+A, Ctrl+C. Labai ilgi pavadinimai, nerandu savo. Štai mano švarusis lapas. Ctrl+V. Ir iš karto geriau jį lygiuoti. Jeigu žinau, kad čia yra štai kairioji pusė, viršus į viršų, tai bus lengviau sujungti. Jokių būdų negalima keisti dydžių, nes kitaip nepavyks sujungti. Kuris čia dabar yra viršutinis, o kuris apatinis? Čia viršutinis bus. Ctrl+A, Ctrl+C. Neišsaugojau. Gerai. Turėjau patvirtinti, kad ok. Dabar Ctrl+V. Ir čia bus kažkur viršui. Dabar ką aš galiu padaryti, kad matyčiau, kad vaizdas persidengia tiksliai. Štai čia, kur yra sluoksniai, yra jų sujungimo tipai. Iš normalaus einu į Subtract. Toje vietoje, kur vaizdas persidengia, galiu pasididinti vaizdą, kur vaizdas persidengia, matau, ar ne? Dabar aš turėsiu slankioti tą nuotrauką į kairę ir į dešinę, tol, kol šita zona taps visiškai aklinai juoda. Rankomis kartais padaryti tai yra sunku, todėl aš renkuosi rodyklytės apačioje ir stumiu po vieną pikseliuką. Aha, ryškėja, negerai, reiškia atgal. Ne visai, matyt reikia dar žemyn arba aukštyn. Va. Tapo visiškai juoda. Tai reiškia, kad vaizdas sutapo idealiai. Dabar galiu grįžti į sujungimo tipus ir vėl pasirinkti normalų. Štai čia vaizdas susijungia gerai. Dabar, kadangi jis jau susijungia gerai, tam, kad aš netyčia nepajudinčiau, aš iš karto sluoksnius apjungsiu. Flatten image. Dabar renkuosi dar kitą nuotrauką, kuri čia buvo šita. Ctrl+A, Ctrl+C. Ctrl+V. Taip. Dabar šios gėlės kažkur turi persidengti, sunku matyti kur. Štai kairėje medis, pagal jį galbūt tiksliau galėsiu nustatyti. Ir vėl einu į sujungimo tipus. Renkuosi Subtract. Ir štai šitos vietos, kur persidengia, mirga marka. O man reikia, kad būtų visiškai juoda. Taigi aš pirmą pajudėsiu į viršų. Daugmaž matau, kur artėja šakelė prie šakelės. Štai čia panašiau, dabar į kairę, į dešinę rodyklytėmis. Štai, aš nebejudinu, pakeičiu suliejimo tipą į normalų ir iš karto sujungiu sluoksnius. Flatten image. Dabar čia kažkokių bus nelygumų iš kraštų. Tai pasirinksiu apkirpimą ir tiesiog apkirpsiu. Štai tą vaizdą ir sujungiau. Dabar jeigu fotografuojate fotoaparatu, tai fotoaparatas turi tiesiai vertikaliai būti, tam, kad vienodai sujungtumėte. Tai jūs galite pakelti, nuleisti, pasitraukti į kairę ir į dešinę, tačiau išlaikyti fotoaparatą griežtai vertikaliai. Todėl tam iš tikrųjų reikalingas būtų štatyvas. Tam, kad galima būtų idealiai sujungti vaizdą.
Štai ir viskas. Iki kito karto.